Sveiki, bičiuliai. Štai ir vėl aš Rusy ir vėl bandysiu kažką parodyti, kaip ką pasidaryti pačiam. Šį kartą bandysiu parodyti, kaip iš 2 šovinio, lygiavamzdžio šautuvų šovinio tutelių pasidaryti sandarę dėžutę. Visų pirma, iš kur gauti tutelį, jei koks pažįstamas medžiotojas ar giminė yra, kas medžioja, tai problemos neturėtų būti. O šiaip pripažinkime taip, kad Lietuvoje vis dėlto yra dar dalis medžiotojų, kurie nėra, kaip čia pasakyti, tvarkingi ir palieka savo šovinius miške. Ir dažniausiai tokios tutelės tikrai medžiojamuose miškuose, medžiojami miškai beveik visi, išskyrus rezervatus tenais ir draustinius, tai jų rast galima, aš tikrai dažnai jų matau. Be to galima būtų bandyti eiti į šaudyklos, tikrai yra prie didžiųjų miestų, ne tik prie didžiųjų miestų, šiaip visose rajonuose tikrai yra po ne vieną šaudyklą ir ten galima tikrai irgi pasiprašyti, ten jų būna tikrai daug. Pasiprašyti, pasirinkti, galų gale, kai nevyksta šaudymai kažkokie tais įsliukinti ir pasivokti nuo žemės šiukšlę šitą, bet tikrai neturėtų būti kažkoks tai didelis deficitas. Taigi turime 2 tuteles ir iš esmės mums reikia vienos pilnos tutelės, tai ją pasiliekam šone, o kitą tutelę mes turim šią plasmasę atskirti nuo šito metalinio pagrindo. Ši plasmasė vamzdelis, jisai yra įpresuotas į metalinį pagrindą. Tai, kaip mano patirtis rodo, lengviausia tai padaryti yra su mažu peiliuku atsargiai pjauti iki galo. Tuomet atlenkus nusipjauti galus, kad būtų lengviau prieiti prie gilumos, pačios tutelės metalinės dalies gilumos. Aišku, pjūviai, dirbant su tokia kietesnė plasmasė, yra nesaugus, bet taip, kad elkitės atsargiai. Dabar tiesiog reikia bandyti štai taip paėmus įleisti peiliuką, mažą maketinį peiliuką iki pat kampo ir tiesiog pjauti štai taip ratu, kad išpjautų mums šią plasmasę. Iš karto giliai nepjaukite, po truputį kelis ratus atvažiuosite ir viskas pavyks. Kai jau atpjovėme, tada arba su replėm, arba su kažkokiu tais kitu daiktu bandom atkrapštyti. Štai. Štai, galų gale man pavyko atsikratyti plastmasės. Ir iš esmės visas konteinerio principas yra
štai, suleisti vieną su kitu, kadangi šaunant šitas galas išsiplečia, tai šitas galas yra siauresnis. Tai iš esmės sukišus vieną su kitu, gausime sandaro konteineriuką. Tai padaryti gali iš pradžių būtų sudėtingiau, bet štai pavyko ir netgi jaučiasi spaudimas, kai aš uždarinėjau. Štai turime paprastą, elementariai pasidaromą sandaro konteineriuką, ar tai degtukams, ar tai kokiems kitokiems degantiems daiktams, prakuroms, galbūt žvejybos komplektukas. Štai, pakankamai įdomaus dizaino ir nestandartinis konteineris. Tai tiek šiam kartui.